Sveiki, aš esu Ignacio Villalón, esu dėstytojas iš Kauno technologijos universiteto ir už mano nugaros stovi statybos ir architektūros fakultetas, kitaip tariant SAF. Įprastai šitose erdvėse renkasi rimti studentai, kurie šneka apie labai rimtas temas, konstrukcijas, apie architektūrą, apie visokias teorijas, o šiandien kažkaip kitaip girdisi moksleivio šurmulys, džiaugsmingas, linksmas, kodėlgi, nes vyksta Design Engineer Construct projekto sezono atidarymas. Norit sužinot, kas tai yra? Einam pasižiūrėti. Tai esam su Andrium Jurelioniu, kuris yra statybos ir architektūros fakulteto dekanas. Tai turėčiau klausimą. Kaip kilo šita mintis apskritai organizuoti šį projektą ir kuo projektas prisideda prie geresnės Lietuvos, geresnio fakulteto? Globalus labai klausimas. Mintis organizuoti projektą kilo todėl, kad mes suprantam, kad mums reikia kūrybiškų, protingų žmonių šitam sektoriui, statybos architektūros sektoriui. Žinom, kas vyksta su klimato kaita, žinom, kas vyksta su įvairiom krizėm. Mūsų iššūkiai yra, sakykime, statyti patikimus, ilgaamžius ir ekologiškus statinius ir infrastruktūrą. Ir mums reikia jaunų žmonių, kurie domėtųsi tas rytim. Mes patys tai čia labai domimės, bet mums reikia, kaip sakyti, užkrėsti kitus. Koks geresnis būdas gali užkrėsti kitus, kaip tik tai pakviesti juos pabandyti kažką suprojektuoti, ar ne? Tai duodam jiem padaryti tą patį, ką mes darom kiekvieną dieną, ką mūsų kolegos daro. Suprojektuoti kažką, kas yra prasminga, kas galėtų padėti žmonėm. Supratau, tai mintis būtų perduoti tą gerą virusą visiems šitiem žmonėm, ne? Iš esmės taip, tiesiog, kad jie save išbandytų, išsibandytų šitus batus. Gerai, ačiū labai, Andriau. Esam su Laura, kuri yra viena iš šio projekto kolonų arba atramų. Ir nežinau, norim paklausyti truputį apie šių metų temą, kuri yra apie geležinkelius. Kodėl tokia tema ir kodėl tai aktuali moksleiviam? Bet kokiu atveju tai tema, kuri vis tiek skatina kūrybiškumą. Manau, kad tai yra aktuali Kaunui ir pačiai Lietuvai, ar ne, todėl, kad plečiamas yra tinklas, eina Baltijos geležinkelis, sakykime taip, ne, Rail Baltica, kas yra iš tikrųjų įdomu ir patrauklu. Tai gal pats objektas įdomus, plus pati teritorija yra turinti labai daug potencialo ir labai įdomi. Na, kūrybai vietos yra. Gerai, fair enough. Ačiū. Prašau. Esam su Vytautu iš Lietuvos geležinkelių, kuris gali mums paaiškinti truputį apie šių metų projekto temą. Kaip jie mato moksleivių įsitraukimą į traukinių, verslą, infrastruktūrą. Aš manau iš esmės, kad tema yra ypatingai aktuali, kadangi vystomas Rail Baltica projektas, iš esmės, kuris turės įtakos visos Lietuvos ateities gerbūviui, ekonomikai. Bet kartu pats svarbiausias dalykas yra tai, kad jisai leis žmonėm keisti įpročius keliaujant iš esmės. Ir leis atrasti ir pažinti traukinius. Kol kas mes esame labai stipriai priklausomi nuo Rusijos, nuo Baltarusijos ir mūsų geležinkelio infrastruktūra iš esmės tiesiogiai yra šitom šalim susieta, bet sąsajos su vakarais iš esmės tokios kaip ir neturim. Tai Lietuvoje yra tokie du, sakykime, labai svarbus projektai tiek politiškai, tiek žmonėms bendram supratimui. Tai yra elektros tinklų sinchronizacija su vakarais, kas leis mums atsijungti nuo šių valstybių tiek geležinkeliai, kurie ne tik ekonominių pobūdžių padės vystyti infrastruktūrą, bet kartu ir patiems žmonėms tais keisti įpročius. Gerai, tai aš tikiu, kad bus jums tikrai labai įdomu matyti, kaip moksleiviai su savo originalumu įneš naujas mintis į šitą projektą. Tai gerai, ačiū labai. Tai čia turim ekspertus iš praeitų metų, kurie pristatė per šį renginį, padarė kaip ir patarimus kitiem moksleiviam. Tai kaip jums patiko dalyvauti 3 metus iš eilės? Labai patiko, jeigu ne 12 klasę dar dalyvautume. Kokius patarimus davėt moksleiviam, kad atliktų gerai tą projektą per šios metus? Kad tikrai nepaliktų visko paskutinė minutė, nes buvo klaida, kurią darėm dažnai patys.
ko norėtumėt palinkėti moksleiviams, kurie pirmą kartą dalyvauja? Tai norėčiau palinkėti turbūt nepasiduoti ir, kaip ir Augustė sakė, nepalikti visko paskutiniai minutiai ir tiesiog gerai sutarti su grupe. Ir svarbiausia, nepasiduoti. Gerai, tai labai ačiū už įžvalgas. Ačiū jums. Esam su Bentley Systems atstovu, tai koks jūsų vardas? Darius. Darius, tai Dariau, kaip jūs matot šio moksleivio įsitraukimą į statybos sektorių? Nu, tai ko jūs žavitės tuo? Aš tai žaviuosi kaip pats būdamas statybos inžinierius, nors ir dirbu su kompiuterinėm programinėm įrangom šiuo metu, bet vis tiek kaip statybos inžinierius žaviuosi, kad jau nuo mokyklos laikų vaikai pradeda daryti tokius super duper brėžinius iš tikrųjų. Tokių idėjų gerų pasisėmė ir architektūriškai iš tikrųjų, kur atrodytų, būdamas ten, aš nežinau, 10 metų patirties architektas dar nesugalvotų. O moksleiviai kartais įgyvendina tokių, bent jau įneša į patį projektą tokių gerų idėjų. Ir po to tiesiog užtenka, pašlifuojam šiek tiek ir žiūrėkit, jau galima ir pastatyti visą pastatą. Bentley Systems, kas nežino, yra mūsų pagrindiniai partneriai. Man atrodo, kad yra įdomu irgi, kad moksleiviai gali liesti, pačiupinėti tas programas. Ne? Tai... Būtinai, ta prasme, kad nuo ko ankstesnių dienų jau pačiupinės tas programas, jiems paskui ir tiesiog ateityje jau bus gal noras studijuoti va, būtent kažkur statybos inžinerijoje, tarkim, ir braidžiant kažką. Tai mes tik tai bandom auginti į technologinę pusę. Labai ačiū už laiką. Nėra už ką. Jūs iš kurios mokyklos esat? Balčikonė. Balčikonė, supratau, Panevėžio, taip? Okay. Ar jūs dalyvaujat pirmą kartą ar ne? Pirmą kartą. Kas jūs traukia iš šito projekto, dėl ko ir prisijungiat? Tai aš ateity tikiuosi būti architektu ir tiesiog mano pomėgis tai yra ir tiesiog noriu jį tobulinti. Kietai? Kas dar norit pasisakyti? Aš irgi mane labai domina architekto kaip ir ta karjera ir sužinoti daugiau ir šiaip labai sudomino visas projektas, kai mums siūlė, tai manau puikiai proga išsibandyti, pasižiūrėti, tai jo. Kietai, ačiū. Mane gal truputį sudomina tiesiog IT mokytoja, nes, parodė, kaip ir įdomus projektas turėtų būti, ir inžinerija, kad, vis tiek beleko nepristatysi čia, reikia pagalvoti ir iš tos pusės. Tai tiesiog norėjom išbandyti geriau projektą, kaip ir sakė, labai įdomiai pristatė mūsų informatikos mokytoja, dėl tiesiog norėjom pabandyti. Jo, man pagrindinė, nes aš domiuosi informaciniam technologijom ir programavimu. Ir taip pat architektūra labai patinka ir pagrindė dėl to. Tiesiog įdomiai atrodė ir norėjau išbandyti, ką reiškia ten suprojektuoti, dizaininti ir panašiai. Gerai, tai labai ačiū už jūsų pasisakymus. Gerai. Matau, kad ne pirmą kartą jūs jau dalyvaujate, ne? Iš kurios mokyklos busit? KTU inžinerijos licėjaus. Supratau, gražus džemperis. Kelinti metai jau jūsų? 2 metai. Supratau. Tai kas? Kaip matau, kad jau kartojat, tai iš karto paklausiu. Kas jūs traukė šito projekto, dėl ko, kai jau dalyvavot ir dėl ko dalyvausit kitą kartą? Man tai gal tos išskirtinės idėjos, kurios tiesiog taip mokyklai negalėtum tokių gyventi ir labai tas platus iš viso pasaulio, nuomonės, naujos patirties, draugystė, šitie pagrindiniai dalykai. Gerai. Išmoksti dirbti komandą ir pabendrauji su ekspertais, išgirsti jų nuomonės ir gali tobulėti. Tiesiog išmoksti daug visokių naujų dalykų, daug visokių idėjų gauni. Gerai, labai kietai, ačiū, smagu matyti. Čia turim Tomą iš Vilniaus Žemynos gimnazijos. Ir nežinau, Tomai, man kilo klausimas, kaip šitas projektas prisideda prie jūsų mokyklos projektų, prie savo mokinių ugdymo ir panašiai? Projektas įdomus, pilnas iššūkių, todėl jisai prisideda labai ženkliai prie mokinių motyvacijos ir pačio projekto metu leidžia mokiniams augti kartu su projektu. Tai todėl mes labai džiaugiamės, kad 5 metus galime vis dar dalyvauti, prisidėti prie projekto ir auginti savo mokinius ir tuo prisidėti prie tvarumo, kad suprastų, kokios naujovės, kaip tai galėtume įgyvendinti prie to prisiliečiant, prisidedant. Gerai, aš tikiuosi, kad buvo labai įdomu matyti, ką moksleiviai darys, kas jų laukia ir kas yra tolimesni žingsniai. Jie turės susiburti komandą, pasiskirstyti vaidmenimis. Tarkim, vienas bus komandos architektas, kitas bus inžinierius, kitas bus atsakingas už tiesiog komandinį darbą.
Ir turės po truputėlį judėti mažais žingsniais, pavyzdžiui, sukurti logotipą, analizuoti teritoriją, paskui bus laikas, kur turės 3D modelavimą daryti ir taip toliau. Tai va, tai tikimės, kad daug jie išmoks ir kad mes išmoksim kartu su jais. Gerai, viso geriausio.